vėl tu čia kažkont chimičinį. Sultis, žiūrėk, persiko sultis vėl į baką. Persiko sultis. Man teikia geras sultis, jis panėjo, kad net motociklą važiavo nutanų, nereik benzin. Natural, šitą ant mėdžio auga ingredientą. Pasveikinkim vieni kitus. Taip daryti šitaip lengva. Para. Aš matau Košytę. Išvažiavom pro Košytę. Oi, kaip ten išrausta. Ten Dovydą, man atrodo, vakar iki krauto jis važiavo. Jie dviese dabar dės gazą. Tokiam sąlygom ir dar su žmogum. Išpratėjęs tas bachursiai. Minkšta. Toks aiz, kad ant debesiaus važiuočiau. Oho. O jau prikritė ant akmenų. Čia iš vis pliurza. Tu savo. Tiesiog nureidės ramiai. Ramiai. O, matot, koks šitas oranžinis molis yra. Man atrodo, čia plytus dar. Žinau. Lygiai gazą laikyti, nepergazuot, kad neprasoktų, nes čia labai jautrus gazas į tą motociklą. Ten leidomės, dabar baisiau ten atrodo. Dabar aiškom, kur pavalgyti. Dabar yra, kad suprastumėt, po 10 kažkiek, prieš 11. Viskas atsidaro tik po 12. Ta prasme, šiandien pirmadienis, čia nieks nedirba. Vat Ispanai tokie žmonės, 4 dienai yra viskas.
Taip, ani visi susitarėm, kad nieks iki peitų niek nedar. Tai dabar tiesiog važiuosim į kokį KFC arba Burger King. Nes tai dažniausiai dirb kiaur par. Bet tai čia nežinosi senas. Reik pasivyduoti. Aš šiaip biškį atsimenu, kur važiuoti. Aišku, ne iki gal. O kada pačia čia oro uostas, čia, bus čia. Pataikiau. Jau kaip vietinis, matot, bet nei navigacijos, nei du. Šiaip žiūri ženklus tiesiog ir viską, žinau, kad važiuojam link oro uostą. Tai yra lėktuvėlis ant ženklą. Čia jau net nemokėdams raidžių gali suprasti, kad į to postą reikia važiuoti. Alerta džiuvija. Alerta džiuvija. Čia reiškia lietaus įspėjams. A ne? Lietaus įspėjams? Na jo, negali būti, kad tai debesis neš lietų. Net. ¿A qué vida que soy? Un bandolero donde voy. Ten kaip ir niek, o ten kaip ir ne niek. Pavyzdžiui, kad čia kažkoks futbolo klubs. Malaga CF. Čia Gersunci. O, lėktuvėlis išskrenda. Rainers. Tai vėl mes per klipą. KFC uždarytas. Burger Kingas irgi tamsus. Jau biškį lyn, bet dar važiuojam numei ne autostrada, o kalnų keliukas. Asfaltuotas, aišku, nes čia tuos vietos tai yra grins molis, kaip sušlamp. Dėl to važiuojam asfaltu, pasigrožėdami. Va tokie va vaizdelė, ten kažkas to kalėjims atrodo. Gražiai, faina. Čia, opi, ten užtvanka tokį buvo, bet aš dabar nusiėmis kamerą, nušalo manęs lyn. Tai, nu, tuščia. Bet vaizda gražus. Nu ta, arklė. Tas David padangus rimtesnis jau. Bet aš ant tos valtis tokiam nukriščiau jaučiu. Koks stiprus. Bet kalnų vaizda vis tiek yra. Kalnų vaizda. Oho. Kokia
tokia upės vaga išgraužta akmenų. Žiauriai gražiai. Vo, ožiukus kažkas augint. Kei, koškų! Vau, ir šuniuks pikts. Du šuniuką pikti. Va, upė. Mes jau išpravažiuosim pračią. Ne, nepravažiuosim. Biškis mėrd, jau tas, kad uožius čia augint kažkas. Šiaip jau, dabar kai važinėjus, čia yra Euro 5 versijas, tai senesnė. Aš kur turėjau, buvo Euro 5 plus tentas gazą jautroms jau buvo sutvarkyts. Nes čia labai taip yra, durna, kad tu, nu, nežinau ką paaiškinti, bet vos pasaki ronkeną ir labai pleš į priekį. Biški per daug. Nėra taip, kad tu labai mažą gazą galėtum duoti. Oho, koks tiltas. Tikiuosi važiuosiam pro. Bet spėju, kad ne. Nevažiuosiam. Šitas, aš sakau, kaimas yra kaip iš Far Cry'ų. Pamatys. Okay. Apėdė, Far Cry'aus kaimas, nu pažiūram. Kiek šuniukų. O kaip smirda. Oho. Aš įsivaizduoju, kad čia anksčiau labai nemaža upė turėjo tekėti, kad teik išgraužti. Bet ten ir buvo užtvanka pastatyti. Ai, žiūrėk, čia kur sakė, ant akmens kaktusas tiesiog auga. Kreipkite dėmesį, kaip molis visas yra patumsėjęs. Toks ryžas paliekis. Grina kaip plytas. Koks sarpantins. Neblogas. Pasigrožėkit. O,
Reikėtų puosti atsidaro vaizdas. Kas čia safety car. Šiaip lava nemaža, va tokių apleistų trobų ir net lava nemaža. Wow. Oho. Oho. Vas išjungiau kamerą, vėl reikia jungti. Kažkas jau buvo atsirėms. Oi, vėl pakilom. Žiūrėkit, koks molis. Dar įsivaizduom, kad ant Čoperiaus važiuom su Indian Scout. Nu, panorama. 1, 2. Paliksim iki to bokšto, kur tada matyt pasidaryt fotkių biškį. Tas motociklas gražus, tai reikia paveiksliauti. Įsidėjau savo fotiką į kuprinį, objektyvą. Reikia nesudaužyti. Nors jau vieną kartą kritaus, nu. Niek baisaus neatsitiko. Čia dar nevažiavom. Laukiame vedlio. Okay. Čia biškį keičiau. Mažiau mašinų, matyt mažiau. Oi, koks minkštas čia. Ką plaukia vis motociklas. Čia nematau, kas yra. Žiūrėjom atsargę. Aha, išgraužą turim. Nedėdėlį. Aha. Oi, koks čia minkštas. O, kur kokie pliurza.
galėjo labai nešvarus patapti. Pelkis, kaip aš nemėgstu pelkių. Kiek daug išgraužu. Gal įsijungsiu žemesnį bėgį, tas biškis stringa. O, kokis čia gelsenas. Svarbiausia tolygus greitis ir neužspaust gazas, taigi. Oho. Su tom išgraužom ir taip, kad tu negali per lėtą važiuoti, nes tiesiog įsmėgs priekinis tekinis, bet negali ir per greit, nes gali gauti į akį iš žemės, gali pasikelti žemę biškį. Oho. Pasukauti galvą iš šoną, žiūriu, yra vaizdų biški. Davai slauk. O, ble, ten aš atsimenu labai minkštą buvau. Eik tu savo. Tu vis jaučiu noriu, kad man reikėtų maudytis šiandien. Oho. Nu, vien kartą aš čia buvau jau. Buvau įvažiavęs, bet nebuvau taip minkštą. Kiek on tą hebrus su kraselkom musėt. Varys lipti kalnas. O ten yra Malaga, viso labo. O mes esam čia vėl prie Zen budėlių. Šitą mūtų pirdą. Aš savo biškį žemiau palikau. Šiaip savo. Bet gerai atrodo. Bet debesis taip aplink kalnus. O to pusė tai ten matos netgi kaplyn. Ten ta. Net lašo matau. Lauko, ten tas miestelis ir kur mes buvom, ne? Jo, kur mes pravažiavom prieš kylant į tą kalną. Kur per plytą pravažiavom. Jo. Jo, ir ten ir tas kalnas, kur mes tada buvom, kur niek nesimatė. Tai dabar lygiai taip pat niek nesimatytų. Bet užtat čia matos. Va. Ten takų takelių ypat viršūnis. Pavydu, kas čia atvarysat ir bus daug geresnis oras. Tikus. Bet ir šiaip man patinka, aš negaliu skūstis.
pasigrožam dar vaizdas. Kažkaip, kai sustoja ir gražys yra veina, bet kai važiuoja ir gražys yra biški geriau. Vėl neskubom. Vau, panorama atsiver. Čia matau išgraužą. Ar šakodovit žiūrėjo, ar nenuvers. Atsistojus jie biški lengviau, nes tu nuėmi daug svariaus nuo motociklo. Nepabėg tas priekis taip. Svarbiausia yra pasirinkti liniją ir važiuoti tą liniją. Nesimėtyti. Davai, važiuok. Šiok, kas astakinis tiesiog. Nu jo, kapjau ir minkščiau, jau tada reik biški rimtesnių padangų. Per keitą žvyrą, nors pats tas, nes gali ir ant asfaltą išvažiuoti ramiai. Ir nevibruojant. 8 pasikda pamiršau. Važiuom, svarsi priekį. Op. Galiam biškį ir prasok, davai tikinį. Vse. Numiai. Grįžom. Nu, vakar visiem. Jau sveikinus nuo sofos, nes esu grįžęs numiai. Ten maždaug tiep ir baigęs, kur užsibaig video ir buvo mano paskutinis važiaviams, nes kietą dieną aš tiesiog šokau į autobusą ir važiavau į Malagą, į patį miestą, nes mano skrydis buvo dar kitos dienos iš pat ryto, tai nenorėjau, kad Dovido reikėtų mane vežti su motociklu per lytų. Labai anksti, kažkur apie 6 ryto būtų reikėjo važiuoti į oro uostą, tai aš tiesiog su autobusu nuvažiavau į miestą ir ten išmėgau. Tai 8 sekundžių dieną tiesiog gal 300,000 žingsnių nuėjau, pravakščiau pro miestą, nes turėjau vien dieną išeksplorint Malagą. Tai miestas žiauriai fainas, gražus, patieko, viskas fainė. Ir ton video dalį dafilmauti biškį užtrukau, nes norėjau biškį susidėlioti mintis, perskaityti visus komentarus, visas žinutės, kas jums įdomu iš pačios kelionės. Tai dabar ir padarykiam ton to kelionės apibendrinimą. Tai iškart norėčiau padėkoti Motofoxo už suteiktą galimybę išbandyti tokį dalyką, nes aš užsienį su motociklu nebuvau važiavęs į šviesą, tai jau vien tas man buvo geras experiences. Taip pat Ispanija šiaip man yra tokia kaip svajonių šalis, sakykim, o dar su motocikla man biškį panaršyti buvo žiauriai įdomu. Tai tas kalnų vaizdą, viskas. Aš aišku žiūrėjau dabar biškį dar tus video, tai kap nepersidau tas kalnų statoms, tai šakis. Ten kur per video, jeigu per video matos motociklas, kad užėm 90% ekraną, tai vadinas aš važiuoju į va tokį šitą įkalnį, į teisę į viršų, nes ten statumą, nu žiaurus ten. Ir aš žiūriu, tam kamerą, nei ten išgraužus atrodo baisė, nes realiai kai kurios išgraužus buvo toks, kur ten posi motociklo tekiniausis įdėtų į vėdų ir anos žiauriai nepersidaut per tą kamerą, nu bet kom padarys. Esmė ta, kad pats tom pamačiau, pajutau ir tą patirtis buvo, nu nereali. Nežinau, kaip kitė pasakyti, paprasčiausiai nereali. Tai ačiū Motofoxu, kad pakvieti, kad davė pabandyti ir, nu žiauriai gera, labai laukiu artimiausių kelionių, nes dabar šiuo metu dar tebe važiuojam grupis ten.
tai labai laukiu, kad Dovydas jau grįš į Lietuvą ir prasidės Lietuvo turą, nes žinau, kad darys ir per Baltijos šalis, ir į Saremos salą, ir po Balčių, ir per miškus. Nu, žodžiu, yra daug priplanuotų kelionių, kad aš labai laukiu. Ir dar labai tikus, kad organizuosit Maroką, nes žiauriai norėčiau į Maroką važiuoti. Pažadu, išmoksiu važiuoti iki to, su manim problemų nebus. Daug buvo klausimų, žinučių apie motociklą. Tai ar netgi pabandys ton modelį, ar vis tiek aš ano noriu, ir nepaisant to, kad mano pavogė, vis tiek pirks tokį patį. Tai jo, labai trumpai ir aiškiai galiu atsakyti, kad jo, man tas motociklas buvo visiškai toks, kokį aš įsivaizdavau. Yra pora dalykų, kad man nepatieka. Tai vienas dalykas, labai jautrus gazas ir tas paslankoms rankenėlis, bet, kiek žinau, Euro 5 Plus modelį tas dalykas jau yra išspręstas. Ispanija aš važiavau su Euro 5, čiut senesnį. Tai tas tipo turbūt išspręstas, bet jeigu nėra išspręstas, Dovydas bent jau savo motociklą, tai yra jau biški rankenėlį pasidarys kitaip, kad nebūtų tos nesąmonės, nes tas tikrai nepatiek. Ir antras dalykas, kas man nepatieka, kad priekyje yra tik vienas stabdžių disks. Tai, aišku, važiavau nuo žvyro ar kito offroadų, tas priekinis stabdis nėra toks svarbus, nes daugiau galą naudoji, bet važiavau ant plentų, man netgi porą kartų buvo, kad biški pervertinau posūkį statomą, reikėjo staigiau pastabdyti ir motociklas paprasčiausiai nestoja taip, kaip aš įpratis, kad stotų, nes pažiūrėjau, mano 20 kelių metų senoma Yamaha stabdo tikrai geriau negu šitą visišką naus motociklas, nors Yamaha nei ten ABS stor, nei dar kažko. Tiesiog vienas tier stabdžių disk CF ir tas nėra toks jau baisiai gerai atstabdantis. Tai kon reikėtų to motociklo, tai tikrai geresnių priekinį stabdžių. Bet šiaip pati motociklo ergonomika visa, tas faktas, kad gali autostrado 130 laisvą važiuoti, nors ant ir 4PM tikrai nenuvylė ir tikrai yra viskas taip, kaip aš įsivaizdavau. Aišku, ta kelionė pavažiavimams man parodė dar biški dalykų, teik, pažiūrėjau, iš gėra postis, ko man dar trūksta, arba kon reikėtų paupgradinti, padaungradinti. Tai iš tikrųjų buvo labai naudinga man pačiam, kaip vairuotojui jau netgi, nes net dabar grįžau on streetą važinėti gatvę, tai netgi on gatvės aš jau biški kitaip jau tūsunt motociklą. Tai mani pati kaip vairuotojai tikrai padarė geresnį tą kelionę ir aš neabejoju, kad toliau lavinant tus įgūdžius gali būti ir dar geresnis. Tai jeigu toks visiškas apibendrinimas, kelionė buvo nereali, nors ir daug lėja ir ne visas dienas pavyko išvažiuoti, bet buvo žiauriai fainė ir labai tikus, kad ateityje bus tokių ir panašių kelionių, nes tikrai norės būtina važiuoti, dalyvauti, varyti ir nežinau, su savo, gal netgi savo eigą atvažiuos iki Ispanijos ar dar kažko, Maroko to paties. Bet, kažkas yra tokia, aplama, kelionis su motociklu. Nėra žodžiu, jeigu kažkas dvejojat ar laikytis ar nesilaikyti motociklo teisės, tai yra tik vienas atsakymas, laikykitės, nes geresnės transport priemonės paprasčiausiai nėra. Man mašinas net nebeteik teik džiaugsmą, kiek netgi silpniausias motociklas teiks daugiau džiaugsmą negu galingiausia mašina. Tai tiesiog. Tai va. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjo ton kelionį. Kas dar nepaspaudėt, paspauskit subscribe, nes tikrai kelsiu reguliarią video, kur bus ne tik kelionis, bus ir po veitą pasivažinėjimą ir žinau, kad bus daug visokių varžybų, kur galbūt ne visur kaip dalyvis varys, bet tikrai nuvažiuosiu pažiūrėti. Tai kam įdomu, sekit, žiūrėkit, aš pasistengsiu kokybę vis gerinti, nes dabar irgi aš tos kelionės video peržiūrėjau, radau, kur yra tik, sakykime, iš techninių klaidų, nes aš šiaip pradėjau visko nuo fotografijais, tai man filmavėms yra visiškai naus dalyks. Tai fotkint galiu, bet filmau dar reikia išmokti normaliai. Tai pažadu iš savo pusės, kuo geriau, kuo greičiau, kuo labiau gerinti kokybę, nes, sakau, yra naus kanalas, naus viskas, reelsus kepti, yra easy, bet va ton ilgą formatą reikia dar biškai atidirbti, žinau, tai atidirbsiu, galit sekti progresą. Tai va, ačiū visiems, kas žiūrėjot
ir iki sekančio video.